taip, aš esu pats didžiausias bailys iš visų. Galite mane nuo šiol taip vadinti, žinodami, kad nei karto nesugavęs pykčio priepuolio dėl to, kad praradau visus savo daiktus ir turėjau praleisti krūvą valandų, norėdamas tuos daiktus arba atgauti, arba pasigaminti naujus. Nepeikiu jūsų nuomonės, gink dieve. Jūsų nuomonė yra tokia, o mano kitokia ir neketinu dėl to kelti nereikalingų ginčių. Bet pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad niekada neteisčiau žaidėjo dėl to, jog šis naudojasi žaidime esančiais nustatymais taip, kad pritaikytų juos prie savęs. Seniau mėgau žaisti ant sunkiausių režimų ir su visais pasunkinimais. Tačiau dabar mano nuomonė pasikeitė. Noriu statyti ir kurti istoriją. Noriu gerai praleisti laiką ir supykti tik tada, kai netinkamai pastačiau stogą, o ne dėl to, kad miriau ir dabar viską pradedu vėl nuo nulio. Visiems linkiu žaisti vaizdo žaidimus taip, kaip jums patinka. Jūsų žaidimas, jūsų taisyklės. Ir nebijau parodyti viešai, kad žaidžiu su inventoriaus išsaugojimu po mirties arba keep inventory true, nes taip žaidėjai galės pamatyti, jog nėra čia dėl ko jausti gėdos. Na, o jeigu norite žaisti ant sunkiausių nustatymų, niekas jūsų nestabdo. Kiekvieno žaidėjo pasaulis yra ypatingas ir nuostabus.